tempu, tiesa, neilgai. Amerikietė plaukia antrajame takelyje, o čia viena iš varžovių. Jessica Hardy. Pasaulio rekordininkės titulą praradusi amerikietė plaukia šeštajame takelyje. Puikiai sprinterė, puikiai plaukikė ne tik krūtinė, bet ir laisvojų stiliumi. Trečias takas. Rike Pedersen, Danijos sportininkė, beje favoritė plaukiant 200 metrų krūtinę, bent jau pagal iki šiol demonstruotus rezultatus. O čia Rusija, besitreniruojanti kurį laiką Amerikoje, Julija Jefimova. Olimpinė čempionė, pasaulio rekordininkė Rūta Meilutytė siekia dar vieno svarbiausio titulų savo karjeroje, pasaulio čempionės titulo. Minutė 4:35 sekundės, nuostabus rezultatas vakar. Vakar atrodė, kad Rūta Meilutytė bent jau vakar dienos plaukimą turi rezervų. Tačiau jos treneris Džonas Rudas sakė, šiandien atidedame visus kitus tikslus. Šiandien svarbiausia yra pirmoji vieta, palikti varžoves už nugarų. Įtampa didžiulė ir klaidos daryti negalima. Varžovės stiprios ir galbūt jos plaukia pusfinalėje lėčiau, tačiau čia finalas, čia viskas prasideda iš naujo. Visų galimybės dabar yra lygios. Puikiai startuoja Rūta, jos reakcija, unikali. Į priekį šoktelėjo pati pirma ir pirma išneria po 15 metrų. Bria Larson bando ten toliau dar galinėtis. Jessica Hardy arčiausiai mūsų iš tų, kurios varžosi su Rūta Meilutytė ir ji galbūt dabar atsilieka mažiausiai. Julija Jefimova vakar bandė palaikyti lietuvės tempą, tačiau po to tai atsiliepė antroje distancijos pusėje. 29:97, šį kartą 13 šimtųjų lėčiau. Kaip minėjau, svarbiausia yra ne rekordas, svarbiausia yra pirmoji vieta. Kiek lėčiau pradėjo Rūta Meilutytė, tačiau tas lėtumas yra sąlyginis. Varžovės tokio tempo neišlaiko, varžovės atsilieka, 75 metrai įveikti. Jessica Hardy krenta į trečią poziciją, Julija Jefimova antra kol kas, pirma, antra, trečia vietos, Meilutytė, Jefimova ir Jessica Hardy. Rūta Meilutytė pirmoji pasieks sienelę tikrai. 1 minutė 4:42 sekundės, nesvarbu pasaulio rekordai, pasaulio rekordą mes turim, Rūta pergyvena, tačiau to daryti nereikia. Pergyvent nereikia, nes ji pasaulio čempionė. Galbūt emocijos ir mane užvaldė, tikrai nepergyvena Rūta, jinai laimėjo pasaulio čempionės titulą pirmąjį karjeroje. 1 minutė 4:42 sekundės, bravo Rūta, Rusės Julijos Jefimovos sąskaitoje tikrai neblogas ir puikus rezultatas, 1 minutė 5:02 sekundės, tačiau lyginant su Rūtos Meilutytės, tai yra labai toli. Jessica Hardy iškovoja bronzą, 1 minutė 5:52 sekundės, ketvirta finišuoja Danijos sportininkė Rike Møller Pedersen. Taigi dar vieną puikių emocijų suteikė Rūta Meilutytė, dar vieną puikią distanciją pademonstravo lietuvė ir, įveikė ją sekundę greičiau nei prieš metus Londone. O kaip jau sakiau, šiandien buvo svarbiausia palikti varžoves už nugaros, laikas nesvarbu. Aišku, įpratino Rūta mus kiekvieną kartą gerindama savo rekordus ir ji šio rekordo šį kartą nepagerino, 700 pritrūko, tačiau tai yra visiškai nesvarbu. Titulas iškovotas. Pasaulio čempionės titulas iškovotas ir dar pernai olimpiadoje kai kurie užsienio šalių ekspertai abejojo, sakė, galbūt tai laikinas sužibėjimas. Na ką, kokių jums dar reikia įrodymų? Visi įrodymai pateikti. Rūta Meilutytė, pasaulio čempionė. Apdovanojimų ceremonija visai netrukus. Rūta parodo, kokiai šaliai ji atstovauja. Turėjo pasiūlymų ne vieną, konkretus buvo iš Britanijos. Nereikia Rūtai kitų valstybių, ji džiaugiasi atstovaudama Lietuvai ir iškovoja šį medalį Lietuvai visiems mums.
matome rezultatus ir matome, kokia didelė persvara laimė Rūta Meilutytė šį finalą. Apdovanojimų ceremonija mūsų laukia visai netrukus ir ją be abejo transliuosime. Dabar vėl trumpam grįžtame į panoramą, o po to jau žiūrėsime tą momentą, kai ant aukščiausio stiebo kils Lietuvos trispalvė. Dėkoju kolegai Ramūnui Grumbinui, taip mes grįžtame.